jo где? Vardas. Mano vardas Tatjana. Tatjana. Gerai. Ir jūs medikė? Taip, mažoji medikų, narodas medikų. 11 years I'm massagist, therapist. Masažistė jūs. Ir kaip masažas susijęs su talentais? Nesvarbu, jūs mums tiesiog parodykit, gerai? Parodykit. Viskas, laukiam pasirodymų. Ačiū. Ačiū. Na, prieš pradedant, ko gero visgi vertėtų paaiškinti. Nors tiesą sakant, ir patiems nelabai aišku, kasgi čia vyks. Tai labai rizikingas sumanymas, nes masažas tai ne tik judesio technika, tai energijos perdavimas, o juk energijos parodyti neįmanoma, panašiai kaip stengtis parodyti orą. Kai jai buvo 21, gimė dukrelė, kuriai buvo diagnozuota klubo sąnario displazija ir Tatjana, sekdama tik savo nuojautą, gydė ją masažu. Tik po to giminaičiai man pasakė, kad senelė buvo gydūnė ir matyti jos sugebėjimai persidavė man. Dar prieš keletą metų Tatjana buvo labai sėkminga masažuotoja. Klientai pas ją vykdavo iš visos Ukrainos. Ir ne tik. Mano klientai, politikai, prezidentas, kongresmenai visada nori kažko ypatingo, asmeniško. Ir štai prieš 7 metus pas mane ateina didžiulės gamyklos direktorius ir sako, visai kaip 1001 nakties pasakoje, jeigu sugebėsi kiekvieną kartą masažuoti mane skirtingą techniką, aš kiekvieną kartą mokėsiu tau labai daug. Na, taip tiesiog dėl įvairovės. Iki 1000, kaip pasakoja, Tatjana visgi neištempė, bet 50 skirtingų masažo technikų visgi sugalvojo. O ir gyvenimas buvo gražus. Bet vienas niuansas. Tatjana gyveno Mariupolyje. Ir gyvenimas buvo suplanuotas beveik iki mirties. Butai, mašinos, verslas, masažo mokykla, viskas buvo. Po to panirau į religiją, į budizmą. Ir vieną dieną į Mariupolį atėjo karas. Mane išgelbėjo mano studija, kuri buvo Rusija. Ir išgyvenome tik mes su dukrele. Jei trumpai, aplink visi žuvo. Mano darbas išgelbėjo mane. Ta studija, kurią aš ir įrengiau kaip slėptuvę, nes man 20 metų sapnavosi keisti sapnai, išgelbėjo gyvybę man ir mano vaikui. Išgyvenome tik mes. Ir kai pagaliau pavyko ištrūkti iš apsiausto Mariupolio, Tatjana suprato, viską, ko jai reikia, kad galėtų gyventi toliau, ji turi. Tai 2 jos rankos. Ji juk masažuotoja. Masažo meno jos mokykloje mokėsi mokiniai, padėjo įsikurti ir stipri bei žinanti, ko nori moteris, vėl gyvena pilnavertį gyvenimą, neprašydama pagalbos iš aplinkos. O dabar sumanė pademonstruoti savo talentą, nes tiesiog kaip norisi. Noriu parodyti, kas vyksta masažo metu, nes su kiekvienu žmogumi vyksta tarsi atskiras individualus šokis, kai šoka mano ir to žmogaus kūnai. Bet tai ne šiaip šokis, nes juk aš nešokėja. Tai tiesiog kaip šamanizmas, einantis iš manęs. Sumanymas rizikingas. Netrukus pamatysite, ar pavyks. Kol kas visiškai nesuvokiu. Talentas daryt masažą. Supratau. Supratau, ji ne tik masažistė, bet dar ir šokėja turbūt.
nesu matęs va tokio pasirodymo ir stebina ir galvoju, ar čia tikrai yra, ar čia Lietuvos talentai, ar mes čia į kineziterapeuto kabinetą patekom. Нажимали кресты, я занервничала, что делать, все, заканчивать. Ну, интересно было смотреть. Ну, спасибо. А тебе? А мне интересно. Меня смешили? Šiausiai dėl šito meno. Tai Man atrodo, kad jūs norėjote sujungti scenoje nesujungiamus dalykus. Nes taip kartais būna. Nes nesigauna, žinot, kaip nelimpa kažkokie dalykai, kažkokios mintis tarpusavį. Tai man atrodo, kad buvo čia tas variantas. Nes aš tarsi supratau, ką jūs norite tom pasakyti, bet tada, nežinau, tai man buvo estetiška, ką aš turėjau jausti. Kokio išvis siekti paveikumo. Ir ar tai šokis, ar tai noras parodyti, kad per masažą galima... Aš nesupratau, tiesą sakant. Tai vat, tai ir nesiplėsiu. This emotion to massage, it's очень трудно показать массаж, как воздух. koks čia žodis Mindaugai buvo? Tiek? Čia paties žodis paskutinis buvo tiek? Tiek. Čia buvo vienos dienos istorija. Supratau. Šiaip mintis tikrai jinai graži yra, kad, nu, bet aš čia tai perskaičiau. Meniškas žmogus, jis net masažuodamas gali matyti meną. Ir tai yra graži mintis, bet aš daugiau nieko kito ir neperskaičiau. Tai pasidarė tiesiog labai monotoniškai, taip iš tos minties neišsivystė į kažkokį man pasirodymą. Ir tiesiog nebeįdomu pasidarė žiūrėti. Istorija? Vytautai, Taip tik suderinti, nežinau, futbolą su plaukimu ir Футбол и плавание. Gal tam reikia talento? gal, bet tai atrodo du dirbtiniai dalykai sumesti į krūvą, todėl norėjosi gal, kad vienas būtų aiškus, neskubėti, nedaryti greitų judesių masažo arba palikti vien tik šokį. Aš nesupratau. Здесь надо было по-другому чуть-чуть. Этот танец, все как бы хорошо. aš irgi, gal čia išsilavinimo stoka, bet Надо aš было, suvokiu, чтобы был массаж. kad šokio objektas velniai nematė, gali būti ir pacientas ant masažo stalo. А танец, это как Bet за много jeigu tai танцев. buvo Ну, танцы, конечно, ты показываешь šokis ir свою artistiškas kažkoks Ну, я veiksmas, просто tai я jisai здесь говорю. А, это не он. buvo per siauras, per neįdomus, beveik ten nieko nevyko. Tai Типа tiesiog. неинтересно, он говорит, и ничего там не было. Gerai, Ну, интересно, ну как, nelengva посмотреть užduotis. Nu, ne человека. visiems turi patikti, Я ar так ne? Jo, сейчас. bet Jana, Ne visada. nekreip dėmesio. Ne visada visiems turi Nu, patikti, Tatjana, ką neobrащай ką внимания. mes darom. Jo, Что мы делаем? Man irgi, pavyzdžiui, atrodė, kad mano daina žiauriai faina Taip. ir ją turėtų transliuoti Tipo, visas очень radio stotis. прикольно. Ir visas radio stotis sakė, nu, storiukas, nu, nieko gero, ta tavo daina. Ir ką dabar? Nu, ir Вот, ką? типа, и ее видишь, песня такие, ничего ну, хорошего, все Tatjana, говорят, tu mūsų все nepyk dėl станции. mūsų nesupratimo, nes mes Nu, iš irgi to, što mi kartais žinai? po Ane, masažo kad aš- išeinam ir mums nepatinka tas masažas, bet mes nieko nesakom. Susimokam ir viskas, ar ne? А, Ir типа, sakau, мне не нравится aš tai этот kartais массаж, sumoku. но все равно заплатим деньги и выходим. Ir silpnu masažai. Tai va, mūsų sprendimas, Vytautai. Ne. Anželika, Ne. aš duodu tau vieną taip, nes noriu pasirodyti fainas. Он типа дал тебе один, Ir Rūta. типа, хочу выглядеть Aš jums очень šypsaus, bet прикольно. sakau ne. Bet taip ačiū. Ačiū, Tatjana, ačiū. Dėkui. Нет, просто там, ну как, конечно, после драки кулаками помахать можешь. Aš Все dažnai равно lyg как tai бы mačiau хорошо. kažkokio tokio kario
lygiai. Да, мне все понравилось. И я хоть и перенервничала, но я думала, будет хуже. И мне Не, тоже все хорошо. понравилось. Все хорошо, но танцы там, допустим, Не, ну kažkoks pasivaikė. это как бы история с этой капельницей, как бы хорошо, потому что она притягивает Ну, не сопрато, как подарите.